Sveiki! Šiandien jums parodysiu, kaip galima namuose namų sąlygom padaryti labai paprastus pratimėlius, sustiprinti sėdmenukus ir kojų raumenis. Mums reikės tikti kilimėlio ir 5-6 minučių, kad atlikti 5-6 pratimėlius. Taigi pradėsime nuo pirmo, paprasčiausio, tai yra tupimas. Kojos plačių, pečių plotė ir tupiam. Tupiam nepilnai, 90 laipsnių daugiausiai ir tupiam, sutraukiam sėdmenukus, kai išsitęs. Gerai? Galima atlikti 10-15 pratimėlių pradžiai. Tupiam. Kai išsitęsiam, sutraukiam sėdmenukus. Tai padarę, galime jau pasunkinti. Kojytę atgal padaryti. Vėl tupiam, kitą kojytę atgal. Ir taip vėl 20 kartelių pakartojam. Pajudam. Kad būtų sunkiau, galim jau giliau tupti. Bet pradžiai reikia labai atsargiai. Ši treniruotė skirta sėdmenukams, kojų raumenims sustiprinti. Jie atliekant stiprėja mūsų sėdmenukai, jie biškį darosi restesni, stipresni. Taigi mums tada lengviau yra judėti, mūsų išvaizda yra daug patrauklesnė merginų. Atlikti gali kiekvienas, kas nori pabrėžti susiaurinti savo sėdmenukus, juos biškį pakelti. Ir aišku, kas nori tų tobulų formų pavasarį, vasaros sezonui, taigi prašom daryti, sportuoti, o darydamas tiesiog mylėkit tą pratimėlį, darykit kiekvieną dieną ir efektas pasirodys. Aš negaliu pasakyti, kad po savaitės, po dviejų, jisai tikrai pasirodys, raumenukai greitai formuojasi, stangrėja ir bus. Vasarai pasiruošim. Rankytės tiesiai, kojytę ištiesiam vieną ir keliam nuo žemės į viršų. Taip darom apie 15-20 kartų ir padarę vietoje paspirakliuojam, užtvirtinti raumenukus. Spirakliuojam irgi 15-20 kartų. Ir taip kartojam vieną seriją. Prasitempiam, kad pailsėti. Ir tą patį atliekam kitai kojytei. Irgi koja tiesi, pėda žiūri žemyn ir kartojam. Žemyn, aukštyn. Pabaigoj paspirakliuojam. Irgi 15-20 kartų. Vėl prasitempiam. Mūsų ketvirtas pratimėlis bus analogiškas, tik tai jau kojytę sulenkiam. Sulenkiam per kelią. Taigi, sulenkta kojytė juda nuo kelio į viršų. Grįžta prie kelio ir vėl į viršų. Ir taip, 15-20 kartų. Kai padarom, vėl užfiksuojam viršui ir tik trumpi judesiukai į viršų spirakliuojam. 15-20 kartų. Padariusios, prasitempiam. Taigi, padarėm jau 4 pratimėlius, 5. Irgi, rankytės tiesios. Ir kelsim kojytę tik tai į šoną. Stengiamės išlaikyti pečius vietoje, nepritraukiam, juda tik tai kojytę. Darom 20 kartų. Vėl prasitempiam. Penki pratimėliai yra, sustiprinti sėdmenukus reikia irgi ir kitaip. Apsiverčiam. Taip, atsigulom ant nugarytės, kojos arčiau savęs, pečių plotė pėdos, rankos šalia savęs ir keliam dubenuką. Keldamas sutraukiam sėdmenukus, pakeliam ir nusileidžiam. Vėl pakeliam, sutraukiam sėdmenukus ir nusileidžiam. Darom lėtai, neskubėdamas, bet viršų užfiksuojam ir sutraukiam sėdmenukus. Tai pakartoti 15-20 kartų. Tai va, paprasti mūsų pratimėlį galima namų sąlygom padaryti tik kilimėlį ir norom. Prašom sportuoti ir būti gražios. Sportuoti tiesiog reikia mylėti ir čia nėra rezultato kažkokio siekimo olimpinio. Čia yra savo sveikatos, savo geros savijautos tikslas. Tu ateini, pasportuoji, išeini su šypsena, su energija, su stipresniu, geresniu, stangresniu kūnu ir tu matai, kad rezultatas pats už save kalba.